Aš Stasys Malaukis iš įvykio vietos, kur vyksta numesk seną ir gauk naują. Pats pabandysiu numesti kuo toliau savo senąjį telefoną. Renginyje numesk seną, gauk naują studentai varžėsi dėl naujo mobiliojo telefono. Vienas ir viena iš laimingųjų toliausiai numetusių savo senąjį telefoną jį iškeis į naują Samsung Galaxy Ace. Ar nori žmonės eina išmesti savo senąjį telefoną ar liesti tarakonus? Iš tikrųjų tai jo, nes realiai, kai pasakai, kokį telefoną gali laimėti, visi iš karto susidomi ir eina. O kokias technikas galbūt naudoja žmonės mėtydami telefonus? Realiai tai visi stengiasi, kad kuo mažesnis jo pasipriešinimas būtų. Tai net neįsivaizduoju, kaip kiekvienas turi pasirinkimą, kaip nori mesti. Nuo telefonų iš tikrųjų dar daug kas priklauso. Kaip sugalvojai šitą metimą? Nežinau, tiesiog šovė mintis. Šau mintis būti išradingiausias. Pagaliau pavasaris atėjo. Šiluma, laikas išsirengti, išnerti iš tų žiemos pančių ir kailių. Ar toli numeta telefonus? Buvo vienas, sakė, 120 metrų net vienas buvo numetęs vaikinas, o iš merginų tai neteko girdėti, kiek kas numetė. Bet aš įsivaizduoju maždaug per pusmežio. Ar daug žmonių sulaukite šiandien? Pakankamai sulaukėm. Tikrai daug, galima sakyti. Daugiau nei praeitais metais. Ko daugiau buvo, ar merginų, ar vaikinų? Vaikinų, kaip bebūtų gaila. O merginoms čia buvo ypatingas prizas kažkoks? Merginom kaip ir vaikinam skiriamas atskiras telefonas. Atskiras telefonas, o sąlygos vienodos numesti telefoną ar ne? Sąlygos taipogi yra vienodos ir tiesiog geriausi iš merginų ir geriausias iš vaikinų laimi. Šiame renginyje studentai taip pat galėjo išbandyti savo jėgas dažasvydžio ir tarakonų lenktynių rungtyse. Taikymą laimėjimą. Iš pradžių atėjo mažai žmonių, bet po to, kadangi pasakiau, kad jiem nereikės siūliesi, nes jie to bijo, tai tada jau norėjo. O kaip tarakonai išgyvena šitą visą reikalą? Kai kurie gerai, o kai kurie jau tokie pavargę, man atrodo, jam biškį per karšta čia buvo tiesiog. Kokias technikas naudoja? Tai vieni tranko seneles, kiti ten apačią tą bando raginti visaip. Numesk seną, gauk naują renginys, kaip ir kiekvienais metais studentams tapo puikia pramoga.